Sveiki, mėly žiūrovai. Man labai smagu šį kartą sveikintis laidoje Kultūristai, ne į Žemaičių muziejaus Alką, kaip jau įprasta, o šį kartą mes esame Kretingos nuostabiame muziejuje. Ir man be galo džiugu pristatyti mano šiandienos viešnią, prodiuserę, žurnalistę ir šiaip labai žavingą moterį, kurią dabar turbūt galiu vadinti jau ir rašytoją, tai gerbiama Edita Mildažytė. Sveiki, Edita. Sveiki, malonu, kad... Tai kaip jūs čia į Kretingą atriedėjot knygos pristatyti, kaip suprantu? Taip, aš atriedėjau bibliotekos kvietimu ir susitikti su skaitytojais tuo pačiu, bet visada man labai miela atvažiuoti į Kretingą, ne tik tai į šitą muziejų, bet ir į vienuolyną, ir į kapines, ir į nuostabią bažnyčią ir taip toliau. Tai nuostabus miestelis ir iš tikrųjų nuostabi istorija. Tai mes šioje laidoje kalbam kultūristai, galbūt taip šaržuojam specialiai su šito pavadinimu, bet žmonės, kurie yra kultūroje ir nebūtinai tiesiogiai teatre ar muzikoje, tiesiog apie kultūrą plačiaja prasme ir kada tas žmogus užsiaugina tą savo kultūros raumenį, tai dėl to ir kultūristai. Aš tai manau, kad iš vis galima būtų labai paprastai traktuoti tuos dalykus, nes jeigu apspręstume, kad yra kultūra ir natūra, tai viskas, kas nėra natūra, jau yra kultūra. Tai viskas labai paprasta, jeigu padrožtas pagalys, jis jau yra kultūra. Jeigu virvelinė keramika, tai jau yra kažkokia tai kultūra. Jeigu kultūra yra gerti degtinę ir keiktis garsiai su smirdančiais čiabatais, tai irgi yra tam tikra kultūra. Kitaip sakant, kultūra yra labai plati savoka ir tai tikrai kultūristai jai puikiai tinka, nes kultūrizmas irgi yra tam tikra kultūra. Tai Edita, kada jūs pirmą kartą prisilietėt prie kultūros, va ta plačiaja prasme, kas jums yra įstrigę iš vaikystės, kad kažkada, kad jūs supratot, štai mane paveikė, nežinau, spektaklis, jūs gal dainavo, deklamavote eilėraštį? Ne, aš manau, kad žymiai anksčiau, aš manau, kad dalykai pirmi, kurie tave paliečia, tai yra tavo ten mamos arba močiutės pasaka. Tai yra bažnyčia, į kurią tu pirmą kartą esi nuvedamas su savo visais gatavais, taip sakant, altoriais, gatava dekoracija nuostabiausiam koncertui, kažkoks vargonų gaudesys, kurį pirmą kartą išgirsti. Tai ko gero taip, arba kai išgirsti pirmą kartą varpus, tiesa, mano vaikystėje varpai turbūt neskambėdavo, o gal skambėdavo, dabar galvoju, gal Marijampolėje ir skambėdavo. Turbūt skambėdavo. O tai, kas mane būtų jau palietę sąmoningai, tai gal vaikystėje žiūrėjau spektaklį Pepė Ilgakojinė su Gelžinytė Nijolė, kuris man padarė įspūdį. Tai man buvo kokie, nežinau, gal kokie 5 metai arba 6. O paskui turbūt Kauno dramos teatras. Ir Kauno dramos teatro spektakliai, pradedant Barborą, baigiant turbūt Raudonais žirgais mėlynoje pievoje. Tada ten buvo labai stiprus režisierių, iš tikrųjų toks visa plejada. Ir Vaitkus, ir Padegimas Gytis, ir... Tai šitie dalykai darė įspūdį, literatūra kažkokia tai darė įspūdį. Mėgot skaityti? Aš labai mėgau skaityti, buvau knygų graužikė, gal skaičiau ne visai tai, ką skaitė visi, skaičiau tai, ką rasdavau namuose ir pradedant ten kokią nors, man, pavyzdžiui, labai patiko Žemaitė, turiu to pasakyti, net vaikystėj. Man buvo gražus jos tekstas, man buvo įdomus jos siužetai ir aš manau, kad jokių kitų metų, kaip tik tai vaikystėje tu negali turbūt skaityti va, tokios literatūros. Aš atsimenu, kai man buvo kokia gal 12 metų, aš skaičiau Sakmę apie Juzą. Ir man nepaprastai patiko Baltušis. Kas yra keista, nes jaunam žmogui paprastai tokio žanro, sakykime, siužetai jie yra, nelabai. Oi, ne, aš atsimenu tą Akvilę ir jos nubraižytas blauzdas ten tose pelkėse ir taip toliau, tose kemsynuose. Viską atsimenu puikiai ir jos raudonas megztas kojinės ir nuostabų tekstą. Aš visą laiką labai jaučiau tekstą, labai mylėjau tekstą. Tas net neabejoju. Sugebėjimas jausti žodį, jį valdyti, manipuliuoti to žodžiu, man visą laiką darė didelį įspūdį. O paskui be abejo muzika, ten visokios muzikos mokyklos, kurios gali užmušti bet kokį norą groti ir muzikuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš manau, kad turbūt Covidas labai aiškiai parodė, ką reiškia kultūra mūsų gyvenime. Nes tai buvo laikas, kai buvo tenkinami būtinieji poreikiai. Taip. Tai yra tai, kas buvo būtina, ar ne? Mes muziejai tą irgi pajutom. Visi tą pajuto, bet ką aš noriu pasakyti, kad va tada mums ir paaiškėjo, kad tikras gyvenimas ir yra visa tai, kas yra nebūtinieji poreikiai.
Nes tai, kas yra būtiniai poreikiai, yra egzistencija. Taip, tai vat ir atsakymas į tą kultūrą, nes yra ir restoranų kultūra, yra ir barų kultūra, tai jinai yra labai plati savoka. Dabar netgi šitos medijos, tų visų influencerių kultūra dabar irgi labai, taigi toks atskiras kažkoks. Aš nelabai pažįstu tai nelabai galėčiau apie tai diskutuoti, bet įtariu, kad taip irgi yra. Aš nesu didelė žinovė šitų dalykų, tai man būtų... Aš irgi ne, bet suprantu, kad tai jau vystosi. Tai ko gero taip yra. Kiek tai yra ilgalaikis, ten visos tos gatvės kultūros, masinė kultūra ir taip toliau. Tai be abejo, yra žmonės, kurie gyvena masiniai kultūroje ir to visiškai pakanka ir jie visiškai to patenkinti ir viskas. Ir tai nėra blogai. Ir yra žmonės, kurie nesusiduria visai su tą masinę kultūrą, nes turi savo kažkokius tai nišinius poreikius. Jų yra mažuma be jokios abejonės. Bet ir viena ir kita yra turbūt lygiaverčiai dalykai ir viena ir kita turi teisę egzistuoti, aš taip manau. O tai, Edita, sakykit, jūs lankėte spektakliuose, skaitėte knygas ir jūs niekada negalvojot, kad būsit aktorė? Manęs tiek kartų klausė. Daugybę kartų klausė. Aš net esu dirbusi manekenė. Bet... Neabejoju, kad tikrai galėjo tai būti. Bet aš niekada nemokėjau būti niekom kitu, kaip tik savim. Čia yra mano didžioji drama. Mano mama galėjo būti nuostabi operos solistė. Tikrai. Ji yra dideliai apdovanota nuostabiu balsu, yra labai sceniška, labai artistiška ir tikrai ji galėjo būti primadona. Ir aš net nebėjau ir jie kvietė, ir žodžiu, bet senelis mano pasakė, nu jau ten su petnešėlėm ant scenos pusnugė, tai nesistaipys ir jį įstojo į mediciną. Tai va, bet aš manau, kad jinai visą laiką ilgėjosi tos kitos artistiškos pusės, kuri taip ir liko nerealizuota. O aš ne. Aš niekada nesilgėjau, niekada nenorėjau ir man, pavyzdžiui, išnešti tuos drabužius, kur tave ten apkarsto kažkuo ir tu turi čia jaustis kažkokia tai princesė, nieko man neišeidavo. Žodžiu, būdavo visiška ten nesėkmė ir viskas baigėsi keliom nuotraukom Bango žurnale, bet aš jas turiu. Tai va, tai kažkodėl, nežinau, ne pati pirma klausi apie tą aktorystę ar ten kažkokį dainavimą. Dainuot man patiko ir mano muzikinė specialybė buvo chorinis dirigavimas, tai yra nuo arti labai vokalo. Bet žinai, kai jie pradeda tave mokinti dainuoti, tai tau dingsta bet koks noras dainuoti. Tai aš padainuoti, man patinka ir dabar, man labai patiko etnografinis ansamblis. Tai mes per etnografinius atėjome į nepriklausomybę iš esmės, nes buvo keletas kelių. Tai buvo arba žygeiviai, arba, žodžiu, istorikai, kraštotyrininkai, arba etnografistai. Ir iš esmės paskui tie visi mažutėliai šaltinėliai sutekėjo į upelį, tie upeliai kažkur ir išnešė. Tai, bet mes tai buvom tiesiog aistringi, žodžiu, tos savo etnokultūros mylėtojai. Tik aišku, ten irgi buvo tokie, žodžiu, paskui jau jeigu tu dainuoji etnografiniam, tai net buitiniam gyvenime tu turi vaikščioti su vilnoniam kojiniam, sandalais ir būtinai languotų ilgus sijonus, su terba per petį ir, žodžiu, ir būti ten kažkokios tai grupės atstovė. Aš niekada su to nesutikau, vaikščiodavau su aukštais kulnais, apteptais džinsais ir flaneliniais marškiniais ir papūskit man į uodegą. Dėl to niekada nebuvau tos grupės priimama kaip labai sava. Irgi buvau, taip sakant, žydė. Tai va. Bet sutikit, kad dėl to turbūt ta etinė kultūra ir nėra tokia patraukli jaunam žmogui, galbūt netgi mano amžiaus jaunam žmogui, kad yra tas stereotipas, kad jeigu tu, pavyzdžiui, eini į folklorinį ansamblį arba į tokias šventes, kažkokius paminėjimus, nežinau, parimojimus, kažkokius ritualus, kad tu turi būti su tuo šaliku, šiek tiek riebaluotų plaukų, tokiu ilgų nutysusių sijonų ir jau nedaug dievę be makiažo. Ne, manau, žinau, kad viskas yra asmenybės branda ir stiprumas. Ir ne tik asmenybės, bet paties asmens, kuris renkasi stiprumas. Užtektų kam nors, kas šiuo metu yra labai populiarus. Čia iš tos serijos, žodžiu, mes su mano tokiam žinatelis jau dabar geriausia draugė Astra, mokykloje, kokioje gal 7 klasėje, sakom, žinai, o kas būtų, jeigu ateitų į madą nešiotis kalbinių segtuką įsegtą? Nu, aš sakau, tai biednos vaikščiotų su mediniais, o bagotos su auksiniais. Kuri čia Eurovizija buvo? Aš neatsimenu. Ir man atrodo, kažkuris iš prodiuserių pradėjo reklamuotis kalbinių segtuką. Akurat yra. Nu va. Jūs užvedėt naują brandą. Kitaip sakant, jeigu tu sugalvoji bet kokią nesąmonę ir įtikinamai pasakai,
kad tai yra nuostabu ir nepakartojama, visada atsiras būrys kvailių, kuris išbandys. Ir tie vadinamieji influenceriai tai yra niekas kitas, kaip įtakos turintys ir įtaigos turintys žmonės. Arba ne. Ir, tai jie būna nesėkmingi tada. Arba jie tada slepiasi už langelio ir bijo asmeninio kontakto. Bet kuriuo atveju, tai, sakau, užtektų, kad kokie nors populiarūs žmonės, dabar populiarūs žmonės, darantis įtaką, pavyzdžiui, krepšininkai, apsiautų vyžom, žodžiu, kitaip sakant, drobinėm kelnėm, žodžiu, su šiaudinė skrybelė išeitų pasveikinti ten, nežinau, toj pačioj, jeigu apie Buzelį kalbam, tai toj pačioj Čikagoje, reiškia, pasveikinti lietuvių ir visi pradėtų vaikščioti su tom šiaudinėm skrybelėm. O jeigu dar su kokiais skudučiais, kas sugrotų, tai skudučiuotų pusė Lietuvos. Aš tau galiu prisiekti. Tai čia tokie dalykai, matai. Kitas daiktas. Gal nereikia nieko kišti per jėgą. Viskas turi ateiti savaime, viskas turi subręsti, nes visigi puikiai žinom, kad labai propaguojami dalykai visą laiką išprovokuoja atstumimą. Tai aš kažkaip taip galvoju. Tai mes labai įdomiai pradėjom mūsų pokalbį, trumpam atsisveikinsim pertraukėlį ir tuoj sugrįšim pratęsti apie jūsų gyvenimą kultūroje. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Lietuvoje iki gegužės 1 dienos kiekvienas dirbantis žmogus gali skirti 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai organizacijai. Tai nėra papildomi jūsų pinigai. Tai dalis mokesčio, kurį vis tiek sumokate valstybei. Ir jūs patys nusprendžiate, kam ta dalis atiteks. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu norite, kad Meška TV augtų, stiprėtų ir galėtų kurti dar daugiau įdomaus turinio, kviečiame tuos 1,2% skirti mūsų viešajai įstaigai Meška TV. Tai didžiulė parama, kuri padeda įsigyti reikalingą įrangą, tobulėti ir kurti dar kokybiškesnį turinį. Neišvaistykite šios galimybės. Ir ačiū Jums už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad esate su Meška TV jau 8 metus. Tai mes vėl grįžtame į studiją, kur kalbinu nuostabią viešnią, charizmatiškąją Editą Mildažytę, su kuria vienas malonumas kalbėtis. Tai, miela Edita, iš jūsų tiek energijos ir tiek tokio pozityvo visada sklinda. Jūs turbūt, ar kada pagalvojot, kad jūsų gyvenimas televizijoje, laidose ir visur, kur sukūrė kažkokią atskirą, nežinau, kultūros tokią sritį, jūsų tas bendravimas su žmonėmis, pagalba, kiek jūs darėte įvairiausių laidų, kiek įvairiausių projektų ir šiaip visi tokie labai nuoširdus ir siekiantis kažkokio to rezultato. Bet žinokit, jūs sakot visą tai, apie ką aš niekada negalvoju. Vienas dalykas, aš niekada apie tai nesugalvojusi. Antras dalykas, aš darau tai, kas man tuo metu atrodo labai įdomu. Arba tai, ko aš labai patikiu. Pavyzdžiui, tas Bėdų turgaus atsiradimas. Kokiais nors ten 2000-aisiais arba 99 metais po Rusijos krizės. Tai buvo beprotybė. Žmonės atidavinėjo, pavyzdžiui, Ventoj, ten Naujoje Akmenėje butus, kad nereikėtų mokėti už patarnavimus. Arba prašydavo pažeminti lubas, dėl to, kad reikėjo, kad būtų šilčiau. Tai įsivaizduoju, koks... Ir aš sugalvoju pardavinėti smėlį dykumoje. Bet kažkaip tai aš pati labai tikėjau tą idėją ir kažkaip užsikabino žmonės ir pradėjo tas viskas vyniotis. Bet aš dar kartą sakau,
aš niekada negalvoju nei kaip apie kokį nors žanrą atskirai. Ir kai jūs sakot, kad aš esu charizmatiška, aš savo visai necharizmatiška. Kai jūs sakot, kad, reiškia, aš savo esu tiesiog. Aš kartais suprantu, kad yra kažkokia ten Mildažytė, kuri kažkur gyvena, bet tikrai ne mano namuose. Ta Mildažytė, aš jos nepažįstu. Jinai gyvena kažkieno tai sąmoniai. Ir jinai ten elgėsi vienaip ar kitaip, nes žmonės taip sugalvoja jai. Bet tas fantomas tai ne aš. Bet iš jūsų natūraliai eina ta energija, aš jūs ne pirmą kartą sutinku. Žmona, draugė, nedraugė, profesionalė tam tikrą prasme. Ten, vienu atveju ten kokia rašytoja, kitu atveju kokia ten, aš kalbu teksto, skaitytoja arba žodžiu, redaktorė. Bet aš niekada, žinok, nesirūpinau, kaip aš kam atrodau. Tikrai. O atrodot gerai. Ačiū, oi kaip faina. Bet aš kalbu šiaip ne apie ten kokį vizualą, bet aš kalbu, emociškai kaip aš atrodau. Man norisi, aš tikrai ir toj savo knygui, kur man liepia ten sugalvoti taisyklės, aš jų gyvenime jokių neturėjau, bet pagalvojau, kad turbūt viena taisyklė tai tikrai tokia yra, kad jeigu tu gali nepakenkt, tai nepakenk. Jeigu gali padėti, tai padėk. Jeigu nieko negali, tai tylėk, nes tavo komentarai gali žmonės skaudinti. Nes yra daugybė tokių stovėtojų šalia kelių ir šnekėtojų. Kurie viską žino. Taip, ir kurie nieko nedaro. Būtent. Ir žodžiu, ir tave palydi ten, bet ką aš turiu, čia ne mane, bet aš tai seniai nekreipiu dėmesio į tai, bet yra žmonių, kurie kreipia. Ir juos tas skaudina, ir traumuoja, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Bet sutikit, aišku, dabar čia tokie ditirambai jums, bet yra taip jau Lietuvoje, kad tenai, kur dalyvauja Edita Mildažytė, jau reiškia, ten yra aukšto lygio geras renginys. Tai, taip yra. Jūs per savo, kaip sakant, gyvenimo patirtį, per savo profesinį kelią, jūs jau užsidirbot ir užsitarnavot tą tokį vardą savo. Tai vienas dalykas, aš gal truputėlį pasirenku, kur eiti. Ir ne visada einu klumpakoje šokti su bet kuo ir bet kada. Tai vienas dalykas, ar ne? Šiandien pas mus atėjo. Kitas dalykas, tai gal aš tą renginį truputį padedu padaryti geru. Nes, bet ko neneiksiu, tai aš esu gabi. Esu ir gabi, ir esu darbšti. Tai šitą galiu pripažinti, nes tikrai aš dirbu labai daug. Ir kitas dalykas, aš dar turiu širdį ir klausau savo širdies. Ir jeigu aš domiuosi žmogum, tai aš juo iš tikrųjų domiuosi. Ir kai dabar dvi Lietuvos nesusikalba, tai aš žinau vieną paprastą priežastį. Todėl, kad ta turtingoji, ta elitinė Lietuva visiškai nesidomi. Ta kita Lietuva ir niekaip neįdeda nei vienos pastangos, kad sužinotų. Nei vienos. Tai tu gali važiuoti pa žmogų į jo namus, įrodyti jam koncertus ir šokti kankaną, bet dėl to tas žmogus jausis tik tai, kad uzurpavo jo teritoriją ir jam atvežė cirką į namus. Bet dėl to tikrai jokių pokyčių neįvyks. Nes pirmiausia reikia, kaip kiekvienas psichologas jums pasakys, klausytis. Mes niekas nebemokam klausytis. Jūs pasižiūrėkit, turi ką pasakyti, neturi ką pasakyti. Apskritai, kalbėti jam negalima leisti. Visi transliuoja. Tu vargė. Aš žinai, kai buvau, bet tai esu daug kartų sakius, bet pakartosiu. Aš kai buvau Gruzijoje, tai mane iš pradžių labai stebino tas tamadažnė už stalo. Aha, aš visai neseniai buvau. Taip, nuostabi šalis. Žodžiu, ir aš galvodavau, kaip čia taip yra, kad tamada ten neleidžia kitiem kalbėti, net neduoda tos alaiverdy vadinamos atsakomosios teisės ir taip toliau. Ir kai aš buvau trečią kartą toj Gruzijai, tai aš viską supratau. O žinai, kodėl taip yra? Pasakykit. Tu priklausai tai pačiai šeimai ir tai pačiai giminiai. Vadinasi, tu gali dalintis visų maistu, kuris yra ant stalo, tau įpila vyno, kuris yra labai vertinamas, arba čiačios, priklausomai nuo to, kas ten ką geria ir konvaišina. Čiačia rizikinga. Tada tu gali klausyti kalbų, tu gali būti šalia labai garbingų svečių, kurie daro šlovę namams, ar ne? Bet tas, kuris yra labiausiai išsilavinęs ir gudriausias, jisai veda pokalbį ir leidžia jums jame dalyvauti. O kai tu turėsi ką pasakyti, tada tau ir leis pasakyti. Supranti? Nes tu neturi ką pasakyti,
Tai geriau ir nekalbėk. Ir tylėk, ir nedaryk niekam sarmatos. Kai užauksi ir turėsi ką pasakyti, būsi pakviestas. Ir būsi O ta galbūt mada. būsi ta mada, arba galbūt net ne ta mada, būna taip, kad leidžia kalbėti kažkiek tai žmonių, ten žodžiu jie dalyvauja, bet ne kiekvienas išgėręs vieną taurę vyno per daug suka už guziko, taip sakant, garbingą svečią ir aiškina, kaip jo teliukas atsivedė Margą Teličaitę. Supranti, tai va taip ir yra, tai taip yra ir visuomeniai. Mes praradom tą elitarizmą tikrąjį ir praradom žiūrį. Aš irgi apie tą visą laiką kalbu, bet tas jau turbūt niekada nebesugrįž. Juk, pavyzdžiui, kas buvo cechas, ar ne? Juk cechas nesvarbu, stalių, raštininkų, odininkų, ten rimorių, ko tik nori. Tai reiškia, kad ta grupė meistrų dalinsis savo pajamom su tavim. Nes priima tave į savo cechą, taip? Vadinasi, tu turi laikytis taisyklių ir įkainių ir taip toliau, ar ne? B, tu turi negadinti kvalifikacijos ir vardo. Tai tie meistrai liepdavo tau, pavyzdžiui, kokiam staliui padaryti ant taburetę ir bačką, statinę. Taip? Ir tai buvo užduotis stojant pameistriui jau ten meistraut. Maža to, kad pameistrys neuždirbdavo nieko. Jis dar ir meistriui mokėjo už tai, kad jį mokina. Dabar tu pasižiūrėk, ateina pas mus, pavyzdžiui, pas mane praktikantai ir sako, tai kiek jūs man mokėsit? Aš sakau, kiek tu man mokėsit? Už patirtį, žinias ir... Man jį vien į mašiną įsidėjus vežiotis, kad jis ten makalotųsi man kaip slyva tašiai, man jo ten visai netrūksta, supranti? Jis man sako, kiek tu man mokėsi, kiek tu po perkūnais. Mes, tarp kitko, atvažiuodami čia filmuoti šitą laidą apie tai, kaip tik irgi kalbėjom, kad jauni žmonės, čia man neįdomu, aš to nedarysiu, tas man nepriklauso ir panašiai. Ne visi yra. Iš tiesų tokia labai įdomi karta dabar auga ir jūs, kaip jūsų vaikai, anūkai, kokia situacija, susikalbat? Oi, aš tai susikalbu su visais. Ne, yra visokių. Pavyzdžiui, atėjo pas mus jauna redaktorė, Sauliaus laidai Daiktų istorijos, kuri, jie, man atrodo, tik 23 metai, labai motyvuota, labai žino, ko nori. Aišku, nosytė kartais palipa aukštyn, reikia pokštel žemyn. Bet supranti, mūsų laikais tai buvo galima sakyti, kad girdi, primaliai pilna viedra, kur dabar jį pilsim? Pasižiūrėk, ko pridirbai. Pinigus išleidai, nes visi resursai sunaudoti. Reiškia, nuėjai, interviu padarai, kurį galima lygiai šiukšlių dėžę išmesti, taip? Jau antrą kartą tam žmogui neskambinsi, taip? Ką dabar su visu šito darysim? Ir kaip čia šitą košę srėpsim? Tai sėdėsim per naktis, dabar permontuosim, mokėsi iš savo atlyginimo papildomai montažininkų už tai, kad nemoki nieko susitvarkyti. Turėjo tokią situaciją gyvenime? Tai mums tai ištisai tai būdavo. Jeigu tu blogai dirbi, tai eini ir perdarinėjai. Ir tau tiesiai sako, kad nieko tu nemoki. Kai mokėsi, tada ateisi. Sėdėk ir zubrink, kiek pasieškok, skaity knygas ir taip toliau. Dabar visi ateina viską mokantis ir viską žinantis, nors nesuklijuoja 2 sakinių. Ir negali suprasti, nuo ko pradėjo ir kom pabaigė. Tiesiog galbūt medijos įtaka, aš galvoju, kad... Ne, tai jeigu vaiko negalima kritikuoti nuo pat mažens. Aš bloga mama tada esu. Ir jeigu negalima pasakyti, kad ne tu geriausias, nes tu visada, tu gali būti mylimiausias bet kokiom sąlygom, ar ne? Šita taisyklė yra štai. Bet žinai, žmogus prasideda nuo spermatozoidų kovos. Ir viskas yra konkurencija gyvenime. Viskas yra kasdienė konkurencija. Tai kodėl mes tos vaikus, kaip žinai, kokius, nežinau, pūkinius meškučius iki tam tikro amžiaus auginam visiškai nerealioje aplinkoje ir paskui jie įpuola į kažkokį purvyną ir paskui visi ten kenčia dėl patyčių ir taip toliau ir taip toliau. Depresijos ir visa kita. Tai žodžiu, tai yra tokie iškreipti dalykai, kur kiekvienas sveikai mąstantis žmogus, ypatingai, dar, žinai, neatsitraukęs nuo žemės, tai jiems savaime viskas suprantama, jiems nereikia jokių knygų skaityti. Dabargi vaiką pagimdyti tai yra tokia atsakomybė, nes jie auklėja jau nebe šeimo, nežinau, kas visa valstybė. Ir, žodžiu, dabar yra tiek sudedama lūkesčių į tą tėvą, mes pagimdėm tos vaikus ir užaugo kaip žolė. Supranti, jie dabar ruošiasi pastot, valosi, paskui pastoja arba nepastoja, parašo laikraštyje, paskui dar ten, žodžiu, ir tada, iš tikrųjų ir ta tėvystė pasidaro žiauriai problematiškai ir tie vaikai nesupranta, ko iš jų nori, ar čia gerai, ar čia blogai.
Tai jeigu vieną dieną taisyklės vienokios, kitą dieną taisyklės kitokios, tai aišku, kai jis iš proto eina. Aš irgi esu sulaukus nemažai klausimų ir iš savo pažįstam, kad tu prie vaikų, nu nežinau, ten kažką nuverkiai kokį posmą ar ten nusikeikė, prie vaikų, va čia jūs taip ir sakau, nu bet tai man atrodo, kad, nu aišku, kažkokių tokių kraštutinių dalykų gal ir nereikia. Jeigu tokios taisyklės būtų buvę, kai mes vaikus auginom, tai mes jau po 3 kart būtume praradę motinystės teisės, aš tau pasakysiu. Tai čia yra aišku, kaip tai diena. Man irgi atrodo, kad jis turi matyti natūralų gyvenimą, pasaulį, kuriame auga ir kuriame yra ir ašarų, ir pasipikimo, ir kažkokio... Tai visko yra. Ir tango ant stalo, ir po stalu, visko tam gyvenime yra. Ir visko būna. Ir paskui, žinai, visi labai nustebę, kaip čia taip, kaip čia dabar tie vaikai su nieko nesusitvarko, kaip čia tie jauni žmonės taip išgyvena dėl visko ir taip toliau. Dėl to, kad jie taip auginti buvo tikriausiai. Ne, nu tai čia irgi tėvų pasirinkimas. Nes jeigu tu bandai sukurti savo vaikui kažkokią aplinką, kuri yra dieviška, tai jos niekas daugiau jam nesukurs. Tai jisai niekada neras partnerio, nes jos vyras niekada nesugebės būti už tėtuką geresnis. Taip. Kur tėtukas padarydavo viską ir net nuspėdavo, ko jinai nori. Vyras tikrai nevargs. Tai va. O mama, tai apskritai dabar tų mamų, kurios savo vaikų nepaleidžia iki tol, kol jiem pražyla barzda, tai apskritai ištisa plejada. Aš nežinau, aš dabar stebiu 40-mečius vyrus, kurie gyvena su mamom, kaip Italijoje. Gyvenime to Lietuvoje nebuvo. Dabar jie gyvena savo patenkinti ir jiem labai gerai. Nes nebėra poreikio pačiam išeiti ir medžioti tą mamutą, nes viskas yra apkamšyta Tai mama sutvarko visą buitį, seksualiniai poreikiai patenkinti tik tai, kur tik nori, kad rašoną pasisuksi. Žodžiu, tik tai paplok ir pamok. Tai ko čia dabar vargt? Kaip ir didesnių mes užduočių neturim gyvenime, nu ir viskas, ir važiuojam. Bet tokia kultūra, matai, buitinė. Tai mes trumpam dar išeikim pertraukėliai ir sugrįšim ir norėčiau grįžti prie jūsų gyvenimo patirčių ir prie jūsų kultūrinių patirčių. Lietuvoje iki gegužės 1 dienos kiekvienas dirbantis žmogus gali skirti 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pasirinktai organizacijai. Tai nėra papildomi jūsų pinigai. Tai dalis mokesčio, kurį vis tiek sumokate valstybei. Ir jūs patys nusprendžiate, kam ta dalis atiteks. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu norite, kad Meška TV augtų, stiprėtų ir galėtų kurti dar daugiau įdomaus turinio, kviečiame tuos 1,2% skirti mūsų viešajai įstaigai – Meška TV. Tai didžiulė parama, kuri padeda įsigyti reikalingą įrangą, tobulėti ir kurti dar kokybiškesnį turinį. Neišvaistykite šios galimybės. Ir ačiū Jums už pasitikėjimą, už palaikymą ir už tai, kad esate su Meška TV jau 8 metus. Tai grįžtame atgal į studiją, kur tikras malonumas kalbėtis su savo srities profesionalė, žurnalistė, režisierė ir knygų rašytoja ir šiaip labai charizmatiška asmenybė Edita Mildažytė. Tai Edita, jūs į Kretingą šiandien atvažiavot pristatyti knygos, kaip pradėjom kalbėti, kuri vadinasi Pelynų medus. Taip, tai vadinasi. Pelynų medus yra saldus ir toks liktai gyvenimas užpildytas medaus. Aš taip interpretuoju, jūs gal turit visai kitokią versiją. Bet kodėl pelynų? Dėl to, kad kartu ar dėl to, kad sveika organizmui? Pelynai labai padeda nuo viduriavimo. Čia gilioji mintis. Taip, yra ir tokia mintis, bet iš tikrųjų aš tą sakau ir susitikimuose, kad visą laiką norėjau kažkokio tokio nenuvalkėtos idiomos, kad būtų labai aišku, labai talpu, pavyzdžiui, Dilgėlių šilkas, bet Saja jau yra parašęs Dilgėlių šilką. Ir Dilgėlių šilkas iš tikrųjų yra nuostabi viskozinė medžiaga. O tada pradėjau galvoti, žinai, čia iš tos serijos, kad jeigu tau gyvenimas pakišo citriną, tai pasidaryk limonadą. Bloga man nuo tos idiomos. Ir pradėjau galvoti, kaip tai galėtų būti. Ir pagalvojau, kad ir iš pelyno bitės suneša medų. Iš karčiausio, bet amšiejus man sakė, kad iš šito karčiojo kiečio jos neneša.
Bet davė vilties, kad sakė, jas galima išmokyti to medaus, prinešti, iš ko tik nori. Taip, išdresuoti, tikrai. Ir sakė, aš tau jo prinešiu. Tai va, tai tokia turbūt ta prasme, kad Tik aš noriu pataisyti, kad tą knygą parašė nuostabi žurnalistė Jūratė Raškovskytė. Aš ją sudiktavau. Tai yra labai gabi žurnalistė, su kuria aš daugybę metų ir televizijoje dirbau, ir žodžiu, ir šiaip mes esam labai daug bendradarbiavusios. Tai aš esu pasakotoja ir man labai faina, kad jinai taip giliai įėjo į tą vaidmenį ir kaip kempinė viską sugerė, kad mano draugės man skambina ir sako, klausyk, atrodo, kad tu šalia sėdi ir šneki, kad ten tu esi. Ir dar turiu pasakyti, kad tą knygą aš įskaičiau dar savo balsu. Tai jau, man atrodo, nuo vasario pradžios jinai bus prieinama kaip, tai kas turi, pavyzdžiui, regos problemų ar ką nors, tai jau ten, taip, audio knyga, tai ten jau aš, tai jau mano įskaityta, tikrai. Tai, o jūs, Edita, dabar, kodėl šiuo etapu, kodėl dabar ta knyga? Atėjo kažkokia branda, supratimas, ar jaučiatės pakankamai tą kultūros raumenį užsiauginusi, kad jau apie save galėtumėt pasakoti? Niekada nėra labai drąsu ir aš nelabai turiu tokį poreikį, bet visiškai spontaniškai. Daina Žemaitytė knygos leidėja ir tam tikrą prasme sumanyta ir Jūratė, jos atėjo ten kažkaip kaip lapės, tai kojelė įkėlė, tai uodegėlė, jau žiūriu, kad vežime važiuoju, jau žiūriu, kad diktuoju, jau jos man sako, kad jau spaustuvė laukia, aš sakau, palaukit, jos sako, nėra ko laukti, nu ir tokiu būdu, žodžiu, viskas išėjo. Kita vertus, aišku, aš joms esu už tai dėkinga ir džiaugiuosi, nes dabar labai aiškiai suprantu, kad jeigu ne dabar, tai kada? Nes visi mano skaitytojai jau bus pasenę ir numirę dar po 15 metų. Niekas nebus pasenę, jūs ir jauni žmonės labai mėgsta. Bet kitas dalykas, kad paskui su amžium tu pradedi pasakoti visą laiką tą patį pasakojimą. Susicukruoja tas tavo tokia gauna forma, sustingsta ir jau ten nebegali būti. Tu prarandi savikritiką. Tau pasidaro skausminga tai, kas iš tikrųjų kelia juoką, kol tu esi jaunesnis. Tai galvoju, kad kol viskas gyva, vitališkai ir va taip yra tiesiog sporadiška, tai reikia rašyti. Tai reikia užrašyti ir išleisti ir bus viskas. Nu, žodžiu, tai va taip ir įvyko. Aš tik netikėjau, kad ta knyga tokį rezonansą sukels. Tai aš tai žinojau, kad jeigu Edita daro laidą, tai tikrai bus žiūrimumas. Jeigu Edita išleido knygą, tai tikrai bus anšlagas skaitančių, besidominčių ir dar kai apie pačią, apie jūs, apie jūsų gyvenimą, apie jūsų patirtis, tai juo labiau. Nu, aš tikrai prisipažįstu, nemeluoju, tikrai, aš esu labai nustebinta. Ir jūs galvojat, kad nebus jinai? Ne, nu aš galvojau, kad galbūt bus kažkoks susidomėjimas, negalvojau, kad visai. Jūs tikrai tos Editos nepažįstate? Ne, aš jos nepažįstu, aš tau tą sąžiningai sakau, tikrai. Ir aš kiekvieną kartą abejoju ir man, kaip, pavyzdžiui, redaktorė sako, spaudžiam iš karto 5000, aš sakau, nebaigtų 2. Pabandom 2, o paskui tai šiaip taip įkalbėjo mane, kad tos 5 dabar. Tai kiek kartų jau perleido, dar nepristačiusi visų? Tai mes lapkričio pabaigoje išleidom tą knygą, dabar jau spaudžia 4 tiražą. Aš sakau, kad tikrai turiu. Ir 4 po kiek? Nu tai po 5 išeitų jo. 5. Tai žodžiu, man netikėtai yra tai. Iš tikrųjų, aš tą visiškai drįstu pripažinti labai paprastai. Taip yra. Tiesiog nesuprantu, kodėl aš turėčiau dominti su savo gyvenimu kitus žmonės, supranti? Todėl, kad jūs labai vitališkai ir labai daug viską organiškai kažkaip dalinatės. Ir jūs labai ir myli žiūrovas, ir kamera myli, ir žmonės natūraliai, jūs pradėjot, kaip sakot, nuo tų visų bėdų turgų ir viso kito, tai tokia lyg... Ne, aš pradėjau, žinok, tai iš tikrųjų tai nuo diktorės, po to žinios buvo ir mano jau autorinis tas projektas, pirmas rimtas, tai buvo Bobų vasara. Taip, atsimenu. Į kurį aš irgi ėjau, dėl to, kad aš buvau savo prisiekus, kad aš niekada gyvenime nesiskirsiu. Aš išsiskyriau, aš išdaviau visus savo principus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir man pačiai buvo milijonas klausimų, kuriuos aš norėjau atsakyti. Dėl to aš dariau tą Bobų vasarą. O paskui, kas jau iš jos išėjo, tai čia visai atskiras klausimas. Tai nereiškia, kad kai tu gimdai vaiką, žinai, ką tu pagimdysi. Suprantate, tai čia lygiai tai buvo. Ir paskui atėjo tas nežmoniškas populiarumas, kuris mane glumino, aš su juo nemokėjau tvarkytis ir aš iki šiol su juo nemoku tvarkytis. Ir suprantate dar kas yra, tas populiarumas yra dalykas, kuris, taigi ne bulvės, tu į maišą jo nesusipilsi ir neišsimsi, kada tau reikia. Jis tave užgriūna kaip lietus, o kai jo kaip ir reiktų, tai jo tada nėra. Kad tu jį galėtum, žinai, kaip pyragą susiskirstyti.
Tai tada aš pagalvojau, kad jį reikia kažkaip įdarbinti. Ir tada atsirado Bėdų turgus. Nes mes važinėdom po kaimus, viskas buvo užkalta, žmonės tenkėsi emigruoti, pragyvenimo nebuvo, daugybė dalykų, nu žodžiu. Ir aš galvoju, nu vis tiek kažką reikia daryti, nu kažką galima padaryti gal. Nu ir aš galvoju, reikia pabandyti, gal man nieko neišeis, bet gal man išeis kažką padaryti. Ir ką noriu pasakyti, kuo Bėdų turgus skiriasi nuo daugybės kitų projektų, mes niekada nerinkdavom pinigų. Mes iš tikrųjų perduodavom paramą, bet mes nerinkdavom pinigų. Patys, kad, kaip dabar, kad yra... Taip, ir yra tik tai pavieniai atvejai, tai insulino pompom, bet vieną kartą, tai jau čia pačioj pabaigoje, esu rinkusi, nes mums ten kažkiek tai trūko, kad visiems vaikams nupirkti, 200 reikėjo tada. Jūs tiesiog surasdavot, kas... Mes surasdavom rėmėjus ir tik tai iš produktų pridedamosios vertėjas, nuo kažkiek skirdami, arba iš tų 2%, kai jau jie atsirado. Dabar jau jie sumažėjo iki 1,2 ar ten iki 1,3. Tai va, iš jų mes išlaikydavom fondo veiklą, ten mes iš pradžių net tokios kvailos buvom, kad nesupratom, kad fondo reikia. Edita, aš noriu pasicekavyti, jeigu taip galima sakyti, kaip jaunam žmogui man įdomu. Vat jūs sakote, tas žinomumas, ta jūsų buvimas kultūroje, jūs visur atpažįstate, nu, jo negalima supjaustyti gabalus, kad šį etapą norėčiau nebūti taip identifikuojama, paskui... Vis tiek tomis akimirkomis, kai išsijungia jau tie, nežinau, dabar studijų, nebe televizijos, ten šviesus ir grįžtat namo ir nusivalot makiažą, kas jūs atpalaiduoja? Kokios muzikos klausotės? Oi ne, muzikos aš nesiklausau. Visų pirma, aš niekada negrįžtu iš jokios televizijos taip paprastai. Aš pagalvoju, tik nusivalau tą makiažą televizijoje ir galvoju, kažin mano vyras turi ką valgyti ar ne. Turbūt man reikėtų sustoti prie krautuvės ir nupirkti jam 2 pomidorus ir sūrio arba ten dešros. O tada mane atpalaiduoja vakarinis pašnekesys, koks nors ramus, o šiaip, kai buvo milijonas vaikų, ir visą laiką toksai marmalas, tai niekas tavęs neatpalaiduoja. Dėl to, kad... Bet tai neturėdavot savo kokios kasetės arba tada dar vinilinės plokštelės, kurią klausydavot, nežinau, Pink Floydų kokiu nors... Aš neturiu savo muzikos. Aš turiu prisipažinti, kad aš neturiu savo muzikos ir neturiu jos dėl paprastos priežasties, kad kai aš augau, aš neturėjau kada jos klausyti ir nesusiformavo įprotis. Ir dabar vienintelis atvejis, kada aš klausausi muzikos, tai yra automobilyje. O, pavyzdžiui, mano namuose niekada negroja muzika. Išskyrus per šventės, jeigu ateina vaikai. O šiaip niekada negroja, nes aš visą laiką klausau, kas parėjo, kur kas trakši, ar nebėga vanduo. Aha, kažkas nusivalė kojas, kažkas nenusivalė. Aš pažįstu visus namų garsus. Ir aš dievė nenusivaliusiam įti. Ne, galima nenusivalyti, bet geriau nusivalyti. Patigi supranti. Nes aš kalbėjau su ekscelencija vyskupu Kėvalu, tai taip įdomiai kažkaip priėjom prie tos temos, kad sakau, tai kur jūs, aš automobilį pats vairuoju, sakau, tai jūs nevežioju, ne, nes aš sako, labai mėgstu garsiai pasileisti muziką, sakau, tai kokios mėgstamos grupės, tai Depeche Mode labai mėgstu, ką jisai ten dar išvardino, tai taip turbūt... Nu, jūs tos Editos nepažįstat, bet mes ją pažįstam tokią, tą žvaigždę ir tą charizmatišką asmenybę. Tai labai visiems įdomu, kokios tos muzikos klausosi ir panašiai. Tai dėl to aš mėgstu melodinę muziką. Ir man yra graži muzika, kuri turi aiškiai ir išreikštą melodiją. Tai aišku, tai yra visa mano ten kartos ir rokinė ir visokia kitokia muzika, bet man patinka ten visokios ir Nora Jones ir visokios ten viešpatie... Ir ta pati Whitney Houston, ir ta pati Tina Turner, ir taip toliau. Tai va, bet man patinka, sakau, melodinė muzika, kurią aš galėčiau padainuoti ir pakartoti. Tai nėra kažkokia abstrakcija arba nėra ta harmonija, kuri dabar yra madoje, ar ne? Tokia sunkiai, aš negaliu sakyti, kad man, pavyzdžiui, nepatinka tos pačios Jurgos Šeduikytės, kokia nors Aukso pieva ten, to laiko muzika, ar ne? Ir negalėčiau pasakyti, kad man kokio nors Mariaus Mikutavičiaus nepatinka, man patinka. Bet yra tokių, pavyzdžiui, dainininkų, kuriuo aš tiesiog neatpažįstu, nes man jie neišsiskiria nei balso tembru, nei niekuo. Ir man jie gali dainuoti ar nedainuoti, man tas pats. O kaip jūs, Edita, dabar mes gyvenam vis tiek, seniau buvo televizija, dabar viskas persikėlė į medijas. Kaip jūs vertina tą tokią medijų kultūrą? Ta prasme, kad dabar labai daug ką galima išreikšti, visi labai drąsus per internetinį erdvėj, jūsų negražiai, ne taip pakalbėjo dar kažkas. Seniaugi buvo televizija, mes visi matom, tie, kurie televizijoje yra dievai, o dabar štai visi nuomonių formuotojai, visi
visi, kas ten vienas kelnes nusimojęs, kitas ant galvos apsimojęs ir jau žiūrimumas didelis ir panašiai. Matai, problema yra ne padaryti triuką, bet tuo triuku dominti 40 metų, kaip man pasiseka, ar ne? Tai va čia, kai jūs nueisi tą 40 metų, arba kaip Valinskas, nuo neatmenamų laikų iki dabar, nu tai tada mes ir pasišnekėsim, kuris kelias buvo teisingas. Nes taip nebūna, kad tu galėtum kiti žmonės pats nieko nemokėdamas. Bet dabar ta tendencija, jinai labai trumpalaikė. Sveiko gyvenimo būdo žinovai, psichologiniai ten čakras atverinėja, rankom susikibę su pušies šaka. Tai jeigu jiem nuo to gerai. Bet seka žmonės, kodėl? Nu tai žmonėm įdomu pažiūrėti. Tai jis galvoja, gal čia kažką rasiu savo. Aš galvoju, kad tai nėra labai blogai. Man šitie dalykai, man atrodo žymiai blogiau ir pavojingiau yra kitkas, kad žmonės nieko nebekuria. Supranti? Jie užsiema kitų kritikavimu. Taip. Jie patys nieko nedaro, bet ištisai aptarinėja tai, ką daro kiti. Taip. Tai mūsų laikais tai buvo tiesiog nepriimtina. Ir to niekas nedarė. Lygiai tas pats, kaip tas pats sakymas, do not innovate, just imitate, ar ne? Tai mūsų laikais jau ką nors kopijuoti arba plagijuoti, tai buvo baisi sarmata. O dabar, žodžiu, sekame. Ir mes darome taip, kaip jie, nes nieko daugiau nesugalvojame. Tai supranti? Man buvo labai ir visai neseniai įsidėgiau ChatGPT pas save į telefoną, nes aš atrodo, kaip ir turėčiau prie visko prisitaikyti, bet man psichologiškai, taip yra sudėtinga, kai už mane kažkas sukuria sakinį ir kažkas aš suprantu, kad gauti informaciją yra gerai, bet kai man buvo psichologiškai sunku peržiūrėti. Tai dabar žiūrėti. Ką aš manau šiaip kol kas apie ChatGPT? Tai kol kas tai yra labai trumpas laikas, dėl to, kad jisai apdoroja tai tik tai, kas yra skaitmenizuota, o tai, kas nėra skaitmenizuota, vadinasi, nėra įtraukiama, tai yra labai netikslu. Tai viena. Antras dalykas, buvo tokie rinkimai Amerikoje čia, žodžiu, ir mano bičiulė ten dalyvavo, ją išrinko, žodžiu, ir nesako, Jėzau, reikia pasakyti kalbą, bet aš, sako, neturiu kada visai parašyti, užduosiu ChatGPT, parašys ir aš ją paskaitysiu. Sako, o kaip tu galvoji? O tie žmonės, kurie klauso, jie supranta, kad ne tu ją parašiai? Sako, aišku, supranta. Tai sakau, tai kam tu ją išvisakai? Tai tu tiesiog pasaky, kad kalbos nebus. Nes neturėjau laiko. Arba nemanau, kad jos reikia. Arba gyvenam tokiu metu, kai tų kalbų niekam nebereikia. Ir viskas gerai. Bet jeigu tu duodi per ChatGPT užduoti kažkam ir tau vėl atsako ChatGPT, tai kam viso to reikia? Kam tas veiksmas yra beprasmis? Ir tai labai matosi iš to žmogaus, kuris... Bet tai yra iš viso, tai yra dviejų fantomų susitikimas fantominiam rezultatui pasiekti. Tai kam jo reikia? Tai tada tiesiog eliminuokim. Bet kadangi reikia robotams duoti darbo ir biurokratams taip pat, tai šitų funkcijų daugėja. Ir tuo, žinai, vienai pažymai išimsim dar 3 pažymas apie tai, kad ta pažyma galiojanti. Mes artėjom prie pabaigos, Edita. Tai dabar pasakykit, kas jūsų akiai yra kultūringas žmogus ir žmogus, kuris negalėtų savęs priskirti prie kultūristų? Manau, kad žmogus, kuris padeda kitiems gyventi, šalia kurio norisi būti, kuris neužgožia kitų, kuris savo interesais neneigia kitų interesų, kuris mano, kad ir visiškai kitaip galvojantis turi teisę į tą patį gyvenimą ir gyvenimą kartu, kad žmogus, kuris savo elgesiu skatina bendrai gerbuvį, toks žmogus yra kultūringas. Ir nesvarbu, kiek klasių jisai baigia. Ir nesvarbu, kokią muziką klauso. Visiškai. Ačiū labai Jums, Edita, kad buvot su mumis. Labai tikrai malonu išgirsti ir kalbėti su Jumis. O mes atsisveikiname iki kitos laidos ir susitiksime kitą savaitę.